Labas rytas, draugai. Labas vakaras, draugai. Labą diena. Sveiki, draugai. Čia Aivaras. Ir Aivaro diena prasideda dabar, draugai. Dabar ir aš esu Ukmergėje. Savo normaliuose namuose, o nebe kaime. Taip, savo namuose. Savo namuose. Kažkaip keista iš tikrųjų prabūsti nebe kaime, o namie. Todėl. Tai yra biščiuka. Bet taip, draugai. Gyvenimas yra gražus. Ir mes keičiame aplinkas ir tai yra gerai, kaip sakant, neužsibūname vienoje vietoje, ar kaip sakant, nepriprantame labai prie vienos vietos. Na, kaip sakant, ne, turime tai būti, kad nejausti visą laiką gyvenimo komforto, nes pavyzdžiui, jei jūs einate vienu keliu kiekvieną dieną, jūs tiesiog negalvojate apie jį. Tiesiog einat, pusisvajot, nejaučiat, kaip einate. Jūs bandykite eiti naujų kelių. Žinote kodėl? Todėl, kad tai bus kitoks, kaip sakant, patirtis jums ir bus žymiai geriau jums. Tiesiog toks dalykas yra ir su gyvenimu susijęs, ta prasme. Jei dirbate tą darbą, tiesiog galite po 2-3 metų jį pakeisti. Nu, arba tą patį darbą, bet pas kitą darbą ir kažkas tokio. Tiesiog, keisti darbus ir kažkas tokio reiktų. Nes, kaip sakant, komfortas nėra visą laiką gerai, nes komfortas jums neleidžia tobulėti. Bet taip, draugai. Šiandien yra antradienis. Žiūrėjau Lietuvos Kašę ryte. Pusė 5. Žinoma, Lietuviai pralaimėjo, bet žinote tą, vis tiek jau matėte visi tikriausiai. O jau nežinote, tai dabar sužinojate. Įkėliau jau vakar dienos vlogą. Ten motyvacijos gale buvo, kaip sakant, dar taip editindamas, taip sakau, reikia sukurti biškį atminimo video su daina šių kaimo, tipo, kas vlogose buvo filmuota, taip sumečiau vieną vietą, aš žinoma į tą vlogą. Tai gausiu biškį ilgesnis tas vlogas. Bet vis tiek, kaimas yra kaimas. Taip, kaip matėte, nuostabų erelį, vakar jau matėte, toks rimtas čia. Kaip jaučiu lyjo nesenai, nes toks šlapminės. Jaučiu, kad, nes ir mačiau, kaip biškiuką linuoja, nes toks oras irgi tokie debesys, tokie op. Šiandien gal varysime ir kovosime su didelės kovotais, o gal ir ne. Tai kažkas, draugai, nuėjai prisijungę, tai aš domiuosi wrestlingu, žinokit, ir aš ten rinką pastatyti savo lėšų viską. Taip, aš tai žinoma, laukiu išlaiko siuntų vis laikų, nes užsisakęs daug, aš susidariau, dabar taip gaudau. Žinoma, ten turiu savo ciciką, bet turiu, kad esi vieną tiesiog. Tai, taip, draugai, nors žinoma, neskaitant čia nuostabų kelį. Ne, Braziakas, Ne, taip, draugai, viskas yra labai gerai. Tikiuosi savo dieną pradėti tikrai užtikrinti, nes mano, tokia visai nieko, žinoma. Žinoma, man tokia diena buvo, dėl to, kad Lietuva pralaimėjo Kašį, bet vis tiek tai nėra susijęs su mūsų gyvenimus ir mūsų tai neturėtų paveikti. Nu taip, kodėl mes turėtų tai paveikti, visiškai nesvarbu. Nes tai yra tiesiog krepšinis, žinoma, tai kaip mūsų antroji religija, ne veltui vadinama, ar netgi pirmoji religija, nesvarbu, nes krepšinį visi dievina Lietuvai. Dažniau, beveik visi, ta prasme, ne tai, kad žaisti bent jau jį, bet ta prasme, žiūrėti kaip Lietuva laimė, nes, tai vienintelis sporto šaka, kurioje lietuviai daugiausiai pasižymė, greičiausiai turėčiau pasakyti. Bet apie tai mes labai nekalbėsime, nes mes nesam profai ir labai suprantantis sporto dalykus ir panašiai. Ir, draugai, pradėkime savo dieną užtikrinti toliau, jei dar nepradėti. Motyvuoti būkite per visą dieną ir būkite pozityvus. Žinoma, aš apsaktis per dieną. O jei diena baigėsi, pradėkite kitą dieną nustabiai. Arba šio akimirką bent jau tapkite laimingi, jei buvote visą dieną suniurę. Sakiau, draugai, kad uždėjau vlogą viešai. Jau dar neuždėjau vlogą, nors jau yra be 15:01. Jau dar neuždėjau viešai dėl to, kad jis netkėlės viskas normaliai, bet kokybė tik 360p reikia laukti, kol būtų HD, kad normaliai būtų žiūrėti. Todėl atsiprašau, kaip ten sakiau, kad neuždėjau vlogą, ta prasme jis uždėtas, bet ne viešai dar kol kas, dar ne viešai. Bet žinoma, tai vis tiek jau buvo ir jūs tikriausiai jau matėte, jei nematėte, galite net pažiūrėti, nes ten buvo tikrai nuostabių kadrų, momentų ir galite tikrai pažiūrėti. Aišku, jei nenorite, galite nežiūrėti, bet jei norite biškį motyvacijos visko, galite šiame vloge bus motyvacijos, aš dar nežinau, galite ten nueiti. Taip, draugai. Ne, draugai, iš tikrųjų,
Dar kol kas skaitina neblogai. Tikrai neblogai dar palyginus skaitina. Tokia dangu. Op. Žinoma, vlogas jau tikrai dabar viešas, viskas normaliai pagal mano pusės, mano šitė. Toks šilas neblogas oras, biškių kavėlis, papučia taip biškį vėsiau, bet taip tai tikrai gerai kaitina, viskas yra normaliai. Žinoma, mano batutas gyvena ramiai, gerai, ne? O, tas batutukas. Nu čia jau ringas skaitasi bus, nebeik, wrestlingo, kaip sakant, nu. Bet taip viskas, kaip gerai. Tiesiog tobula tas jau draugai, tiesiog tobula. Tas dalykas yra, kad, nu, gyvenimas yra gražus ir aplamai. Aš jau mėgausiu ir didžiuojas to, ką aš turiu, džiaugiuosi, kaip ir vakar sakiau vlogė. Nu, pažiūrėk, aš turiu batutą. Tai yra jau vienas pastabiausių dalykų, kokią man galėjo nutikti per gyvenimą, kai aš gavau batutą. Tiesiog buvo žiūri, nesveikas dalykas yra iki dabar aš jį dievinu. Nu, nes, blem, tiesiog geras dalykas. Taip paprastai, taip greitai, draugai, taip bam. Ir aš jau čia namie. Buvo senukas, kaip matėte, mes pirkau biškį tiksau. Palgintuvą, lipnės juostos paprastos ir džifusės. Žinoma, reikės daryti laidus normalius, sutvarkyti, kaip sakant, kompo, kad nesmėti nelabai, nes dabar biškiuką vis tiek lievai dar. Bet kai viską padarysim, viskas yra labai gerai, gyvenimas yra gražus. Ir mūsų diena rutuliuoja dar ganėtinai neblogai, nes mes turime galimybę naužyti senukus, mes turime galimybę nusipirkti daiktus, kurių mums reikia. Ir dabar, žinoma, pasidarysiu, sutvarkysiu viską. Paganėtinai diena bus susikryta tikriausiai. Žinoma, dar vakarė laukia sportas, būtinai sportas, nes reikia sportuoti, draugai, reikia sportuoti. Vieną frazę, kurią norėčiau pasakyti ir, kaip sakant, vieno žymaus žmogaus, kaip sakant, tokio, nu, youtuberį, bet nesakysiu vardą to vardės, nu, nieko, tiesiog taip, kaip sakant, tokią frazę jis yra pasakęs. Neimkite į galvą tai, ką žmonės sako jums už nugaras, nes jūs esate prieky, o jie yra už nugaras. Kažkokiu būdu jie yra už nugaras, jie yra už jūsų, o ne šalia jūsų, todėl nekreipkite dėmesio į juos. Čia, žinoma, aš biškį perfrazavau savo mintis ir panašiai, bet vis tiek. Nekreipkite dėmesį tos, kurie yra už jūsų nugaras, tai yra priežastis, kurie yra už jūsų, o ne šalia jūsų. Susimastykit, draugai, susimastykit. Tik, draugai, viską pasijungiau, susitvarkiau, kaip sakė, pasijungiau, susitvarkiau. Žinoma, čia yra tas visas sutvarkytas, čia priklėjau šitą padariau. Matote, čia op, šitas. Čia gaudo šitas, čia dar vienas kompiuteris. Čia wireless charge, kaip sakant, telefoną padedant šitą. Op, kraunasi. Čia aišku nelabai švarus pultas, bet nieko nepadarysi. Tada šitą parduotuvę nusipirkau, uždėjau lipnės juostas. Bet ten juoda, ten tada peršviečiama balta iš dviejų pusių, kur limpop. Tada va čia lipnės juostą uždėjau. Ten nedėjau, ten nebuvo, va ten užklijavau. Čia biškį laidų toks bet niekam nežinai įkišteną judin. Žiūrima, tada va čia jau pridėjau lipnės juostas biškį. Ir daug visus laidus į tą kampelį, op, sustumiau. Tai dabar va šitai vietoj tuščia taip laidų nėra, ko jam labai kad mašytis. Čia tik tai šitas gal tik tai, bet taip vis tiek. Čia visą laiką, kadangi švelniai ištisai visą medžiagą, tai šitas laiką čia lieka. Čia tai saulės pakrovėjas, tai nežinau, šitas tai čia. Kamerytės, ne. Čia ausinės dar vienas, eina iš čia. Taip lygiai viskas tada dar. Šitą apa. Čia dar šitą pritaisiau čia. Pakliavau visą padariau. Kitam, tai sakant, trečiam monitoriui, bet žinoma, kaip ir, nu, televizorių ekranas, arba čia padėjau. Žinoma, čia mano HDMI kabelis eina per visą, iki pat kompą. Tai taip, biškiuką, susvarkiau biškiuką. Kol kas yra viskas labai gerai. Telikas, monitoriui viskas yra labai gerai. Laidus viskas susvarkiau, žinoma, gal garso atžvilgiu, garso kolonėlį neturiu gerų nieko, bet vis tiek nesvarbu. Turiu ausinės, turiu tokį mini šitą, tai biškiuką, kaip sakant, biškiuką yra. Kaina skaityta iš tikrųjų. Skaityt. Dabar reikėtų iškelti visą filmuotą medžiagą, kurią šiandien filmavau. Žinoma, dar buvo labai nedaug, bet vis tiek, kad filmuojant, jei filmuosim kažkas tai, kad nebūtų vairių, kad ten nutrūks ar kažką, kad reikėtų iš karto padaryti. Ir va, kai viskas atrodo, be original. Expect nothing and you will never be disappointed. Ir life is beautiful. Tai pajungti visi trys ir gerai viskas yra. Todėl, draugai, viskas yra labai gerai, mane biškį masytės puola, bet gyvenimas yra gražus, tikrai gražus.
Bum. Kaip sakant, aš susitvarkiau savo kambarį, viskas susitvarkiau, jau norėjau į lauką, kviesti visus TWS kovoms, treningams, kaip sakant, visiems dalykams šitiem. Bam, lietus prasidėjo ir taip nebepasibaigė. Lyja, viskas. Tada nusprendžiau pažiūrėti filmus su tėvais. Kapitonas Amerika Pilietinis karas, žinoma, aš jau matęs jį. Bet vis tiek 3 valandų toks filmas, tai jau 10 valandų. Žinoma, po filmų pasportavau, kaip ir sakiau, pasportuosiu. Nes reikia sportuoti, kai užsibrėži tikslas, turi daryti jas visą laiką. Taip, draugai, mūsų ten taip bam, praeina viskas. Ir kažkaip epizodas gaunasi toks. Bet tai veikiau šią dieną ir viskas. Bet žinoma, kai mūsų dienos lievas, aš būnu motyvuotas ir mėgstu pamotyvuoti jūs. Todėl, draugai, mūsų triušė biški šėlsta, biški gadina garsą. Bet tiem, kam neįdomu motyvacijos ir nekreipia dėmesio, iki. O tie, kurie nori būti motyvuoti dar daugiau, galite pasilikti, nes, kaip sakant, bandysime toliau biški pakalbėti motyvaciją. Nes taip ir turi būti ir taip reikia kalbėti, draugai. Tai, draugai, kiekvienas iš mūsų turi visokių pasiteisinimų, visokių. Bet ar jie labai svarbus? Ne. Kiekvienas iš mūsų sugalvoja visokius pasiteisinimus, kokie tik įmanomi, kad nedaryti to ar ano, dėl kažkokios labai elementarios priežasties. Bet tie pasiteisinimai yra visiškai bereikšmiai, nes niekams jie neįdomus, visiškai niekams. Jūs jas kalate patys savo ir taip užgožite savo svajones. Su pasiteisinimais, ką jūs darote, atsikeliate kiekvieną dieną, visi mes atsikeliam kiekvieną dieną, visi. Ir taip, mes norim kažką daryti, bet gal to nedaryti. O kam, negaliu, neturiu to ir to ir to. Ir šitą nedarėte, bet tai yra blogai, draugai. Kiekvienas žmogus, ypač pirmadieniais, labiausiai stresuoja. Ir nėra laimingas ir nepozityvus ir žymiai labai nemotyvuotas žmogus, bet yra pirmadienis. Pirmadienis yra savaitės pradžia ir neturėtų būti motyvuota ir darbinga. Ir draugai, susiimkite. Negalvokite jokių pasiteisinimų, jūs turite visas galimybės, visas. Daryti tai, ką jūs norite gyvenime. Gal jūs tik jų nematote, nes turite pagalvoti logiškai. Gal jūs norite vloginti, tai aš irgi neturiu gerų kamerų nieko. Aš neturiu jokių kamerų gerų nieko, visiškai. Gal aš norėčiau daryti kokį Canoną, ATD ar kažkas tokio su žiūrint nesveika lenzė ir garsiaklį daug ir mikrofonų gerų. Bet aš to neturiu ir aš labai verkiu. Ne, aš turiu galimybę kurti, motyvuoti jūs su savo telefonu ar kažkas tokio. Aš tiek sugalvoju būdą ir aš tai darau. Draugai, kiekvienas mes galime tai daryti, kiekvienas tai, ką norime gyvenime. Ir prašau, nedarykite to, kas jums nepatinka, nes tai tikrai yra labai blogas dalykas. Ir taip, kiekvienas žmogus turi svajonių visko ir jos pildosi. Tiek tai daugelis žmonių būna apsupti negatyvių žmonių, draugų, kurie nemėgsta, bet tiek būna ir galvoja, kad su jais jiems viskas pasiseks. Bet taip nebus, draugai, taip nebus. Jei jūs neisite toliau, nepaliksite savo draugų, kad pasiektumėte savo svajonės, jūs niekada nieko nepasieksite. Niekada. Patikėkite. Jei jums kažkas nepatinka, nedarykite to. Nebūkite su tai žmonėmis, nes jie jūs trauks dar labiau žemyn ir jūs tapsite labai blogai žmonėmis. Ir tiesiog, kaip sakant, kursite visas tos nesąmonės, kalbėsite visokius blogus dalykus ir panašiai. Atsikelsite iškart galvosite, ką čia blogo pasakius apie žmogų ir panašiai. Draugai, taip neturi būti gyvenime. Taip neturi būti. Kodėl? Kai nori būti sėkmingas žmogus, turi būti laimingas, pozityvus ir padėti kitiems. Ir pats išlikti ir, daug žmonių gali būti sėkmingas, bet daug jų nebūna. Daug žmonių nebūna sėkmingas, tik per savo protą, per savo visokias depresijas, pro kurias mes einame visi. Taip, jūs gal neklausote, neįsisavinate žmonių, kurie jūs bando padėti, jūs motyvuoja, jums sako gerų žodžius, jūs dažniausiai juos ignoruojate. Taip, perfrazuojate į blogas mintis arba šis sakot, ne, tai man nepadės niekada. Bet taip, draugai, negalima šnekėti. Taip negalima. Jūs turite pakeisti tą mintis. Pakeisti. Jei jūs pakeisite tą mintis, jūsų aplinka taip pat pasikeis. O jei nepasikeis, jūs privalote ją pakeisti patys. Tiesiog, draugai, susiimkite, tai daryti reikia patiems. Nes viskas yra jūsų protė. Viskas jūse. Nieks kitas nekaltas. Nieks kitas. Jūs atsiprašinėte, žinot ko, su pačio savęs. Aš dėl jūsų neatsiprašau, jūs patys savęs atsiprašinėti, o tai yra blogai. Jūs kiekvieną dieną atsikeliate, žiūrite į save, matote save ir galvojate, kodėl aš taip neatrodau ir anaip. Jūs galite tai atrodyti, bet jūs nedarote to. Jūs nevykdote tų dalykų, kuriuos jūs esate užsibrėžę, kad atrodytumėte taip, kaip norite, kad pasiektumėte tai, ką norite. Draugai, tai nėra gerai, tai tikrai nėra gerai.
Aš žinau, kad jūs galite ir jūs turite žiauriai daug galimybių tai daryti. Ypač mes, lietuviai. Mes esame tikrai stipri ir galinga tautybė. Mūsų idėjos yra žiauriai genialios, mes žiauriai protingi žmonės. Tik tai, mes neišnaudojame savo galimybių, mes tiesiog neišnaudojame jų. Mes esame žiauriai stiprus. Kiekvienas lietuvis yra vienas galingiausių ir vienas unikaliausių žmonių visoje visatoje, visoje žmonijoje, nesvarbu kur. Lietuvis yra tu. Ir tu esi unikalus. Tu turi galimybę kurti, viską daryti ir gyventi žiauriai nesveiką, laimingą gyvenimą. Tik tu tai turi. Ir tu turi susimąstyti, negalvoti apie kitus iš blogosios pusės, o galvoti apie visus iš gerosios pusės. Būti motyvuotų, laimingų su visais, nes taip reikia, draugai, taip reikia. Aš gal kartais nusišneku per daug visokių nesąmonių kalbų, bet, draugai, kiekvieną kartą ateina vis nauja diena, vis nauji iššūkiai, viskas. Ir kaip sakant, kai kalbėjau anksčiau, mes padarėme tam tikrą šuolį. Ir kai mes jį padarom, ateina nauji sunkumai. Mes vėl padarom šuolį, ateina nauji sunkumai ir mes juos turime įveikti vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir jie niekada nesibaigs, draugai. Niekada. Kaip sakant, aš gal niekada nieko gero neturėsiu. Bet aš turiu galimybę motyvuoti jūs. Ir taip, man to užtenka. Aš būsiu laimingas žmogus, jei aš motyvuosiu jūs ir viskas bus labai gerai. Bet pavyzdžiui, nesvarbu, kad aš nieko neturėsiu, ar aš žlugsiu ar ne, bet aš tiek palaikysiu motivaciją jūsė ir bandysiu jums padėti ištisai. Nesvarbu, draugai, kiek man tai kainuos, nesvarbu. Aš bandysiu motyvuoti jūs, kad jūs būtumėte sėkmingi žmonės, nes jūs tai galite, draugai, jūs tai galite. Tiesiog susiimkite ir galvokite apie tai. Nebūkite tokie, kad pažiūrėjau šį video, žiauriai gera motyvacinė kalba, ar žiauriai prasta motyvacinė kalba, bet darysiu tą patį, ką dariau, nes man nesvarbu. Kad taip, draugai, nebūtų, nes negalima, taip negalima. Taip, aš galbūt labai neužsivedęs, nerėkau ir panašiai ar kažkas tokio, nes mano tėvai jau mėga ir aš nenoriu labai visų prikelti. Bet aš kalbu iš širdies, draugai, tikrai iš širdies. Ir taip, mano kiškis triušis, nesvarbu kas toksai ten priskiriamas. Biški užgožia mano mintis, bet, draugai, tai nepakeičia faktų, kad aš išliksiu pozityvus ir energingas žmogus. Taip, aš galvoju, galiu eiti miegoti pažiūrėjus filmą. Gal tikrai pavargęs taip jaučiuosi. Bet ne. Aš nusprendžiau pasportuoti ir dabar žymiai geriau jaučiuosi ir vėl turiu energijos. Nes tiesiog turi prisiversti tai daryti, draugai. Turite prisiversti tai daryti ir tada viskas bus labai gerai. Taip, draugai, gal mes kartuojamės ištisai visokias tas pačias nesąmonės. Bet aš kalbu visą laiką iš širdies ir iš savo mąstymo, kaip aš mąstau gyvenimą. Mes visi turime galimybę viską keisti. Viską. Ir kiek aš kartuosiu, bet jei nors vienam žmogui tai suteiks motyvacijos, aš būsiu laimingas. Ir man to užtenka, tikrai užtenka. Ir jei kažkas mano kitaip, kad aš tiesiog taip šneku ir panašiai, ir aš tipo lievas žmogus ar kažkoks nukištoks, ar kaip nesvarbu koksai, visiškai nesvarbus. Ir nesvarbu, kiek žmonių mane žiūri. Ir nesvarbu, kiek jų ten prenumeruoja, ar laikina, ar dislaikina, nors milijonai būtų dislaikų. Jei nors vienas žmogus bus laimingas ir motyvuotas, man to užteks, draugai, man to užteks, nes aš žinosiu, kad aš kažkieno gyvenimą pakeičiu į geresnę pusę. O tai yra jau palaima, draugai, palaima. Ir tai, draugai, čia yra Aivaras. Ir Aivaras turi svajonių. Tikrai taip, jis turi svajonių. Ir jis jas bando įgyvendinti. Jis tikrai jas bando įgyvendinti. Ir tikiuosi, jūs jas irgi bandote įgyvendinti, nes pavyzdžiui, jei jūs prisijungėte prie šio klipo, tikrai motyvacija yra nuostabus dalykas ir aš bandau visus motyvuoti. Nesvarbu, kaip aš atrodysiu ar kažką. Svarbiausia yra žodžiai iš vidaus, iš širdies, o ne taip kaip, kad koks čia video ir kažkas tokio, koks epizodas, koks čia nesąmonės darai ir kažkas tokio. Taip, draugai, išlikit motyvuoti per visas gyvenimo kliūtis, per iššūkius, per karus, nesvarbu kokius dalykus, per nepalaikymą žmonių, visiškai nesvarbu, nesvarbu, kad jūs niekada nepalaikys, aš jūs palaikysiu. Tikėkite tuo, siekite savo svajonių, viską, draugai. Būkite laimingi, šypsokitės, nes šypsena nuostabus dalykas. Nuostabus dalykas, draugai, tikrai nuostabus. Ir kaip ir sakiau, jūs atikėlite kiekvieną dieną. Ir jei jūs atikėlite ir gyvenate, tai yra ne dėl priežasties. Jūs esate čia ir dabar, todėl tai yra lemta. Kažkas reiškia, jūsų dar nepasiema ir jūs dar gyvenate čia, todėl jūs dar gyvenate čia, todėl susimąstykite. Jei jūs esate, reiškia, jūs esate. Jūs jau nebūtų, jūs čia nereikėtų. Pagalvokite apie tai. Ir sutiksime rytoj su gal įdomesniu epizodu, jei nelis lietus. Bet eilis lietus, mes kažką kitą sugalvosime, draugai, nes
pasiteisinimų gali būti bele kada. Bet mes nestojame kurti, nes taip negalima, draugai. Taip tikrai negalima. Iki susitiksime rytoj. Jei norit pasidalinkit mano video, jei nenorit nesidalinkit. Prenumeruokite, norite, nenorit neprenumeruokite. Visiškai nesvarbu. Ir nesvarbu, ką sako kiti draugai. Jie sako jums viską už nugaras. Bet kaip ir sakiau, ne veltui yra už jūsų, o ne prieki jūsų. Gyvenimas yra gražus, draugai. Ir neleiskite niekam to pakeisti. Ir įsisavinkite tai į galvą, kad gyvenimas yra gražus. Ir kartuokite tai ištisai. Jei jums dar neužtenka, kai aš tai kartuoju. Nesvarbu, draugai, kiek kartuosite, ar kur kartuosite, ar kokias frazės naudosite, ar gal kažką pasakysite tą pačią ką ar kiti. Visiškai nesvarbu. Bet jūs sakote iš širdies. Tai yra svarbiausia. Ir aš sakau iš širdies. Ai, draugai.